vaikai, gal pradėsim pamoką, aš jums turiu kai ką pasakyti. Tai per Valentino dieną mes pakeitėm kelis dalykus, kaip jūsų kėdės ir stalus padėjom visur, jūs žinot. Tai aš jums vieną nepasakiau dalyko, kur pakeistas buvo, bet nepasakiau. Mes turėsim naujus veikėjus. Ne naujus veikėjus, naujus klasiokus. Ir dar kelis naujus tos darbuotojus mokyklos. Bet tai bus kitoj videoj. Bet šiandien mes turim naujus klasiokus. Tai ateikit nauji klasiokai. Nauji naujokai. Paskutinį kartą mes turėjom naujokus, kai buvo makaronė ir makaronė. Jo. Ir gintarė, aurinė ir skirmantė, dar senesnė, bet mes turim labai daug naujoko ateinančių. Bet Vilniau, čia bus paskutinį naujokai šitai klasiai. Tai turėsim tik tiek klasiokų. Jokių naujokų nebebus. Aš priežadu. Wow, gintarai, ateik čia. Jo, aš čia tik laukiau makaronai. Wow, nauji klasiokai, įdomu, kas jie. Na, einu atsisėsti savo vietą. Gerai, vaikai, pirmas jūsų naujas klasiokas, ateik čia. Ateik čia? Labą dieną, mano vardas yra Zu. Kas čia per vardas? Zu, kaip tu rašai? Ai, Z ir U, tai Zu. Žinau, tai blogas vardas. Jis daugiau nerdy nei aš, ne, guys? Ne, tu vis dar moksliukas. Ob. Tu nori būti mano draugas? Aš nedraugauju su moksliukais. Niekas nenori būti mano draugu, net bijokliai. Gerai, klasė, pristatau jums Luką. Labas. Pasakykit kažkas, ar jums patiko mano muzika? Ja, aš esu čia būsiu kiečiausias klasėje. Aš turiu gitarą ir šio moku grot. Prie toj klasėje, kai buvau, aš buvau pats kiečiausias vaikas ten. Tai aš turbūt būsiu šitoj klasėje pats kiečiausias. Bum. Aš moku groti gitarą, tai Helena! Ei, tu, aš vienintelis šitoj klasėje esu kiečiausias. Oi, ir neklausiai, aš esu kiečiausias mokykloje. Turbūt aš būsiu tas vaikas su gitara grodžiant. Gerai, klasė, aš esu Lukas, man patinka gyvūnai, jo, žinai, tiesiog atsisėsti. Gerai, ačiū Zu ir Lukai, jūs galite atsisėsti kur norit. Pristatom Austėją. Kas čia per klasę? Čia taip nešvaru. Kas čia per lenta? Mokytojai, jūs turėtumėte apvalyti čia. Labas visi, mano vardas yra Austėja. Wow, aš esu mokytoja ir netgi man jį nepatinka. Gerai, pristatom visi jums. Pasakyk savo vardą. Labas klasė, mano vardas yra Saulė ir čia mano vaikinas Saulius. Ir mes esam mergina ir vaikinas. Ja, mes mylim vieną kitą. Jo, jei vienas iš jūsų norės paimti ją, mano merginą, tai imtausiu per galvą ar kažką. Nelieskit jūsų. Tai, man atrodo, jie buvo paskutinė, bet jūs nieko nepristatėt vieno kito. Na, jūs sakėt savo vardus, bet jo. Čia mes tikrai turim šiandien labai daug naujokų, nes praeitus kartus buvo mažai. Jo, bet man labai nepatinka ta Austėja eilė, kurį aš ją daužiau per peloninę. Man ji nepatinka. Ir man nepatinka tas Lukas, jis galvoja, jis kiečiausias vaikas mokykloj. Aš ne klasėje, aš mokykloj. Ir tuoj būsiu kiečiausias vaikas Gargžduose, gal net Lietuvoje. Galiu sėdėti su tavim, koks tavo vardas? Aš Čarlis, čia Vilnius.
Aš labai atsiprašau, jei būtų vietos, galėtum atsisėsti. Na, yra vietos, bet čia tik vienai vaikui, nemanau, kad mokytoja leis. Aš nematau jokių kėdžių. Nesakysiu mokytojai, nes aš bijau. Sėdėsiu tiesiog čia. Čarli! Kas blogai? Aš nebėra vietų. Gerai. Tada pasimk savo sąsiuvinį. Labai atsiprašau, bet turėsi ant žemės būti. Gerai. Gerai, šaunuolis. Vėliau man taip liūdna jam. Nieko, Čarli, jam bus viskas gerai. Tu, galiu atsisėsti prie tavęs. Taip, koks savo vardas? Luka, Jo, Lukai, gali sėdėti prie manęs, jo. Pretty gangsta, dude. O kodėl Lukas ten sėdė, o Zu ten sėdė? Negalėjo tiesiog Zu čia sėdėti jis ant žemės. Nors jau vietą užimta, tai. Labas! Koks tavo vardas? Tu mėlyne ilgio blobė, kas tu esi? Mano vardas Makaronas ir aš esu Makaronas. Ir ne, man tu nepatinki, tu negali sėdėti čia. Gerai, sėdėsite prie tavęs. Aš jau turiu merginą. Makarone! Makarone! Tu pabučiavai kitą mergaitę? Ne, Skirmante, ji mane pabučiavo. Bet čia vienintelis šansas. Turėsiu jį payback, nekenčiu jos. Makaronai, tau stėja mergaitė? Žiauriai mane patinka. Man atrodo visai klasė irgi. Šitie naujokai yra visai kažkokie keisti. Šita klasė irgi keista, kaip aš Smurfas, Gintaras yra Drakonas, tu Makaronas ir Čarli su Vilnium yra tiesiog maistas ir tu maistas. Bet mes jau esam keista klasė, tai turbūt jos priimsim. Tik neustėja. Jo. Ei, tu, Smurfe, duok savo vietą, mano mergina ir man. Gerai, sėdėkim, baby. Ei, du studentai negali sėdėti toj pačiai vietoj ir jūs grinai Aurino vietą paėmėt, Tu, Sauliau, eik pas direktorių ir paskui sugrįžk. Gerai, jūs galite sėdėti abudu, bet tu sumušai Auriną, jūs pasilk savo vietos, bet eik pas direktorių. Gerai, einam. Aš nesakėjau eit. Gerai, jie turbūt labai įsimylėjo. Gerai, klasė, šiandien mokinsimės apie... O mokytoja, o kur yra tualetas? Vilniau, gali nuvesti ją į tualetą? Bet Vilniau, eik! Einam į tualetą už šitų durų. Labai tualetas buvo toli. Aš negalėjau eiti mergaičių, bet jie labai užknisa. Žinau. Gerai, kaip sakiau, šiandien mokinsimės apie... Mokytoja, o kur man padėti savo gitarą? Man jau šitie nauji klasiokai labai nepatinka. Eik pas muzikos mokytoją ir duok jam. Gerai, bet kur muzika? Einam. Gerai, klasė, jau pasibaigė diena, tai jau galite važiuoti ar skristi ar eiti namo. Tie nauji klasiokai, tiek daug vaikų, tuo sunkiau darbai. Tuo daugiau vaikų, tuo sunkiai darbai. Aš einu namo. Pagaliau namo. Pagaliau mes namuose, Čarli. Pagaliau. O kur ta austėja? Į tualetą labai ilgai yra. Aš tau negaliu sakyti, ką austėjai padariau. Aliok, tu Kyvi, kuris mane nuleido į tualetą, aš jau čia buvau 3 valandas, gali mane išleisti? Aš nebenoriu eiti į tualetą. Alio? Kažkas ten? Alio? Alio?